visi. Čia mūsų nauja internetinė laida Paaugliškos mintys. Čia bus daug skyrelių. Klausimai atsakymai. Diskusijas mes atsakome. Knygų klubas. Mes parenkame jums pačias įdomiausias knygas. Anekdotų pertraukėlės. Skelbime kuo juokingesnius anekdotus. Meniška siela. Viskas apie meną mergaitę. Pasipuoš. Viskas apie madą mergaitę. Kompiuteris telefonas. Viskas apie kompiuterinius bei telefoninius žaidimus. Mokykla. Viskas apie bei jos problemas. Žvaigždė. Viskas apie garsenybių gyvenimą. Dainuškos gale laidoje leidžiame dainas. Pirmas skyrelis. Klausimai, atsakymai. Šioje laidoje mes jokių klausimų atsakymų neturėsim, kadangi dar niekas apie šią laidą nieko nežino ir tai yra pirma laida ir niekas jokių klausimų neužduoda. Bet galite mums rašyti, komentaruose aprašyme rasite adresą mailo arba blogo. Taigi, kitas skyrelis yra knygų klubas. Taigi, šiandien papasakosiu jums apie Priesaikos dienoraštį. Čia yra 2011 metų knyga, tai yra pirmoji knyga ir ji yra Almos literatūros leidyklos. Taigi, ši knyga yra apie Mikės Maksvelo gyvenimą mokykloje. Ji yra normali mergaitė, kuri mokosi vidutiniškai. Taigi, rašo dienoraštį savo spintelę. Ji turi šalia spintelės naktų ir ji tiesiog ją visi vadina Priesaika, nes jinai visas bastosi visur viena. Knygos gale yra puikia atomazga, kur jį laimi konkursą prieš Mackenzie Hollister. Taigi, kitas skyrelis yra anekdotų pertraukėlė. Taigi, susitinka draugai. Vienas iš tų sako, klausyk, kodėl pas tave kanaras ant akies? Sako, su tėčiu kalbamės svetainį ir mano akies musė užtupė. Tai ką, priploji? Nespėjau. Tėtis šitą aplenkė. Šeimininkė skambina elektrikui. Elektrikė, jūs pas mane vakar turėjote ateiti, kodėl neatėjote? Aš buvau pas jūs, skambinau jums skambutį, bet niekas neatidarė durų. Ai, policininkas stabdo vairuotojas ir sako, gėriai? Gėriau. Papūsk. Nu, vairuotojas papučia. Dar kartą papūsk. O kam dar papūsk? Kvapas patinka. Mama sako, Maršai, dukrytė, ką ten darai? Laišką rašau draugų. Bet tai kitų nemokė rašyti. Tai kas draugė nemoka skaityti? Petrai, sakyk tostą. Nemoka aš tu tostų sakyt. Davai nesigėdik sakyk. Nu gerai. Visi jūs gaidžiai yra silai. Ko? Sakiau, kad tostų nemoka sakyti. Auklėtoja klausinėja vaikų. Sakykit, kas protingesnis? Žmogus ar šuniukas? Šuniukas, sako mažoji Gabrielė. O kodėl tai manai? Na, kai aš šnekuosi su šuniuku, jis mane supranta. Bet kai jis su manim šnekasi, aš visiškai mane suprantu. Kitas skyrelis – meniška siela. Per šį skyrelį aš jums parodysiu, kaip galima meniškai nupiešti grafitį. Aišku, ne ant sieno, nes ten jūs priklauso negyvai, o ant popieriaus lapo ir su flomasteriais. Šiandien prisirinksime vieną vardą, taigi man vardas atrodo kažkaip paaugliškas dalykas, jie nori išgražinti, išdažyti. Taigi šiandien pasirinkome patį, trumpą, bet labai gerai žinomą vardą – Luka. Taigi, aš jį pirmiausia turiu taip normaliai užsirašyti ant lapo, tarkim, L raidė, tarkim, kažką tokio. Nupiešėme L raidę, tada, kad gautųsi, turime piešti taip. U raidę turime piešti, kad būtų toks mažas, labai mažas stulpelis. Aišku, nekreipkite, galite gražiau nusipiešti, čia nebūtina taip, kaip baisiai, kaip aš piešiu. Taip, K raidė. Va. Tai greita. Bei jis. Štai. Štai vardas Luka. Pasiskolinsime trintuką. Ir, aišku, galima išmarginti. Tai imsime dvi spalvas. Mėlyną ruošiamą. Su mėlyna pačios suruošiamą tiesiog nuspalvinsime, kad būtų paprasčiau, kad netrukdytų laidos laiko. Štai.
Rytą paimsime su mėlyna spalva. Ir A su rožinė. Na štai, tiesiog labai paprasta, aišku, galite išmarginti. Taigi tiek. Tai jie, aišku, galima padaryti žymiai gražiau, aš padariau paprastai ir baisiai, ir tikrai padarysite šauniau negu aš. Taigi kitas skyrelis yra pasipuošk. Taigi mano kolegai jums įpataksime. Taigi, jeigu jūs norite apsirengti gražiais rūbais, bet labai neduoda pinigų, svajuojate apie tokius, kokių nėra, tiesiog paimkite popieriaus lapas, sugalvokite savo kolekcijų pavadinimą ir pieškite. Pavyzdžiui, kaip čia. Prabanga moteris. Štai naktinukai, šlepetės ir miego akiniai. Taip? Po to eina suknelės vakarinės, dėlinukė, bateliai, auskarai ir vėrinys. Po to eina kasdieniniai rūbai, batai, po to paprasti rūbai, po to eina rankinukas, vėrinys ir auskarai. Eina maudymosi kostiumėlis. Čia apatinė dalis su skarele, čia viršutinė, čia akiniai nuo saulės. O čia apatinis trikotažas, pačiai žinote. Taigi, galite tiesiog taip ir padaryti. Sekantis skyrelis, kompiuteris, telefonas. Dabar aš jums papasakosiu apie labai paauglių mergaičių mėgiamą žaidimą PO. Visi jį tiesiog labai gerai žinote, dėl to, kad jis yra labai paprastai jį atsisiųsti ir jį tiesiog tai yra virtualus gyvūnėlis, kurį mes auginame. Jį galime šerti, nuprausti, pamaitinti, pažaisti su juo, jį užmigdyti, tada galima auginti jame gėles, visai galima jį papuošti, aprengti įspūdingiausiais drabužiais. Aš dabar siūlau jums atsinaujinti PO. Jame atsirado nauji drabužiai, nauja kepurė, atsirado naujas žaidimas, kuris vadinasi Cloud Pass, ir atsinaujino vartai lauko kiemo. Taigi, kitas skyrelis vadinasi mokykla. Ačiū. Šio skyrelio tema bus blogi pažymiai. Daug kas galvo, kodėl pas mane blogi pažymiai, kodėl kodėl aš blogai mokosi. Gal priežastis yra to, kad tiesiog turiu tokius draugus, kurie nenori mokytis, jie kečia lauką, jis nepasimoko. Pavyzdžiui, neklausot mokytas per juos, kad jie kalbina, šnaksta ir patiems reikia mokyti rinktis draugus ir tiesiog atsisėsti ir normaliai pasimokyti. Tiesiog man yra padėjus labai daug mama, esu labai dėkinga ir tiesiog reikia kuo daugiau mokytis, nes nuo mokslų priklauso, baigsite mokyklą, kokį universitetą pateksite, ar jį baigsite, kokį darbą susirasite, žinote, kiek uždirbsit pinigų. Tai ši tema tik tiek, o dabar skyrelis žvaigždės, mano kolega Gabija. Šiandieną papasakosiu jums apie žvaigždę ir gerai labai žinomą Nicki Minaj. Taigi, ši žvaigždė yra labai populiari ir labai panaši į Lady Gaga. Savo stiliumi, aišku. Jinai ant podiumo yra labai ryški asmenybė. Pažiūrėkite ją, į šią pirmąją, ji yra labai ryškiai apsirengusi. Juk į kiemą tai taip neįsi. Taigi, sklido gandų, esą Nicki ir prodiuserį bei atlikėja Lil Wayne sieja toli gražu ne tik darbo santykiai, kita vertus Minaj piršo su Rihanna. Tai tiek apie šią žvaigždę, galite pasiskaityti internetu. Taigi kitas skyrelis Dainuškos, kurį mes su Lidija jungsime dainas. Taigi pirmoji daina yra 2012 metų Eurovizijos nugalėtojos Danijos atlikėjos Emily De Forest, daina Only Kiss. Jūs esate Eurovizijos laimėtoja, jeigu norite susirasti
Tai tiesiog parašyti Emily the Forest. Ir Only Teaser. Paklausysit, gal patiko. Nes tai, laida atėjo į pabaigą, tai vėl atsisveikinti. Gaila. Kaip sakiau, aprašyme rasite Vagmailo, Vaglogo adresą, ten klauskite ir tiesiog, jei norite paklausti, kad mes atsakytume per video, parašykit, kaip jūs kreiptis. O jeigu norit, kad asmeniškai būtų atsakytume atgal Mailo, nebūtina rašytis, kaip jūs kreiptis. Tai tikiuosi sulauksim daug žiūrovų. Beje, mūsų Vagmailas vadinasi pauklis.mintis@gmail.com. Taip. Tik ne paug, suklydom. Netyčia, soriukas, mes nenorime pripažinti, truputėlį suklydom. Netyčia. Taigi, iki...